Nuo Baltarusijos sienos ta 20 km nuties. Nustebsi. Iki Vilniaus visą Nemenčinę, Ignaliną, Jurbarką, visą Jurbarką pusę nuo Kaliningrado didžiausias masyvus nesikeria. Apie kažkokį kompensavimą kažkas kalba, ne. O ten privatus miškai? Ir privatus, ir valstybiniai. Dabar mūsų nuosavybė į turtą yra apribojama šiandien dienai. Nežinau, aš tai iš viso pasiūlyčiau paprastą tokį pasiūlymą iškirsti kokius 2-3 kilometrus viską plinai, juostą tokią aplink pasienį visą. Kad matytųsi viskas? Viskas, kad matytųsi. Iš tų pačių surinktų pinigų paimkit, jau tvorą turim, tiesiog užminuokim. Jeigu jau mes jau taip jau labai norim, jau ten sako, užminuojam, pridedam ten tų ežių, betonų, padarom apkasus, išbetonuojam, pasiruošiam, va tiesiog tokio atstumu, kad va taip va, einam į kiaurai, viską matom. Miške visi gali pasislėpti. Ar tai sulaikys tankus? Ne, tanką gali sulaikyti tik pelkė. O ką, gerai, tada pabandykim, suprantu, sutinku su viskuo. Kaip manai, tai jų logika, o nuo ko miškas jų logika turėtų apsaugoti? Partizanai kaip slėpėsi miškuose, ne? Tai čia logika yra... Kad galėtų mes patys pasislėpti. Prieš 100 metų. Bet niekas nesislėps, kaip priešas puola iš tos pusės į tą pusę. Šiais laikais tas jau vyks vis tiek tas hybridinis karas. Jisai su dronais, su pėstininkai aš abejoju ir čia taip pims per tą sieną ir bėgs, ne? Greičiausiai su šahedais. Tas tai žiaurus. Paėmė virš Vilniaus, virš visų miegamųjų rajonų. Nusileida Rūdininkų kariniam poligone. Jo ieškoja savaitę laiko. Dar rado su sprogdiniu. Apie ką mes kalbam?